Dėmesio sukčiai naudoja automatinės siuntinių siuntimo ir mokėjimų gaunimo sistemas. Būkite atidūs, ypač perkant prekes per Facebook. Sukčiai pasinaudoja Facebook'u abejingumo saugumo klausimais, nes šis tiesiog uždirba pinigus iš reklamos, bet niekaip netikrina užsakytų prekių tiekėjų patikimumo. Taip pat visiškai abejingi saugumo klausimais yra siuntinius pristatančios įmonės, pavyzdžiui, viena iš tokių įmonių DPD. Joms rūpi tik siuntinio pristatymas, bet visiškai nesidomi, kas yra jo viduje. Sukčiai išmoko tuo aktyviai pasinaudoti. Jie suprato, kad Facebook'o nekontroliuoja parduodamų prekių reklamos sąžiningumo, taip pat nėra jokios kontrolės dėl siuntinio turinio pristatymo įmonėse. Dėl šio nekontroliuojamumo sukčiai reklamuoja vieną prekę, o siunčia kitą visiškai kitokios kokybės ir kainos, o kartais net visiškai kitokios funkcionalumo. O Facebook'ų ir siuntų pristatymo įmonės, pavyzdžiui, DPD, tik išskėstomis rankomis sako, jūs patys kalti. Nors išspręsti šią problemą ne tik įmanoma, bet ir labai paprasta, padaryti kelių dienų pertrauką automatiniam pinigų siuntimui pardavėjui už prekę. Kad pirkėjas turėtų laiko bent jau išpakuoti siuntą ir palyginti gautą prekę su užsakymu, tai ne mano išradimas, taip jau seniai daro žinomos Kinijos prekių pardavimo platformos, tokios kaip Alibaba ir Temu. Matyt, Azijos kompanijos rūpinasi pirkėjų saugumu, o Europos kompanijoms tai visiškai nesvarbu, svarbiausia uždirbti pinigus, net jei savo veikla jos sudaro palankės sąlygas sukčiavimui. Tai žinoma visiška negarbė ir su tuo būtina skubiai kažką daryti, kitaip sukčiavimas užplūs užsakymų pristatymą savo mastu ir tada niekam tai nebus mažai.